Tai čia turbūt nepaslaptis, mes apie objektus ir karinius objektus šnekėjom anksčiau, mes pavasarį siuntėm žinutę, kad atsiras dronų mokymo centras, tie planai keitėsi, dabar šiandien po sutarties pasirašymo galima konstatuoti, kad bus vykdomas šitas projektas. Tai karinis objektas, įmonė. Tikrai detalių nepasakysiu, šiandien tik startas, mes turim, vis tiek jūs žinot, šalia Balbieriškio valstybinį žemės sklypą, į kurį taiko investuotojai ir šį sykį pasirinko būtent šitas investuotojas, tuo džiaugiamės. Ąžuolų kaimas čia taip? Tai nedetalizuosiu, aš sakau, šalia Balbieriškio, tikrai ne Balbieriški, gana saugi vieta, nėra arti gyventojų, kur, manau, tokiam objektui tinkama vieta. Tikrai visko aš neįvardinsiu, čia gamyklos atstovai galėtų įvardinti, bet ten atsiras dalis gamybos. Ten daug ko reikia, nes ten ir keliukas, dalis, aišku, eina asfaltuoto, bet kita žvyruota danga, ten ir elektros galingumų turbūt reikės, taip kad, manau, investuotojas tą žiūrėjo, įsivertino ir tą padarys. Su gyventojais kalbėjote? Su gyventojais mes, aš kaip minėjau, kalbėjom, kai jau atsirado tas dronų mokymo centras, kai Šaulių sąjunga buvo pateikus norą. Tai tuo metu mes diskutavom, apie šį objektą dar nediskutavom, manau, dar padiskutuosim, kadangi dabar šiandien skelbtas startas, žinia, gyventojams visada nerimo kelia bet koks objektas, gamybinis, tai matyt, tą žinutę reikės jiem pasakyti, ištransliuoti ir juos patikinti, kad tai bus saugus objektas ir jų reikia. Mes Lietuva turbūt turim stiprinti savo krašto gynybą, ne vien pirkdami, bet ir patys gamindami karinę įrangą, tai gausim didesnę pridėtinę vertę. Ne, manau, kad ne. Aš kaip minėjau apie dronų mokymo centrą, kai buvom jau, jei žinot, buvo net vyriausybės nutarimas, kad Šaulių sąjungai paskirti tą sklypą, tai tada kalbėjom, dabar dar kito nėra ir nėra pagrindo užbėgti už akių, juolab, kad pagrindiniai investuotojai ir iniciatoriai, Krašto apsaugos ministerija ir ekonomikos ministerija irgi pabaigė šitą sandorį dabar ir startuoja. Tai susitarsim, tikrai dar, kai aptarsim, kai gyventojų noras, mačiau vakar po žiniasklaidos informacijos, kai kurių nerimo atsirado, tai susitarsim ramiai ir susitiksim su gyventojais. Vis tik tai kaip tas konkursas vyko, kodėl būtent Prienai pasirinkti? Ar čia daugiau ta partinė linija inspiravo, ar Prienai kažkuo pasižymėjo taip jau labai išskirtinai, apart to, kad sklypą turi? O tokių sklypų matyti yra ir kitose savivaldybėse. Inovacijose visada konkursai vyksta. Kaip žinote, panašaus profilio įmonės yra pasirinkę ir kitas savivaldybės ir džiaugiamės, kad ir mus pasirinko. Mums bendruomenė dažnai priekaištaudavo, kad neturim gerai apmokamų darbo vietų. Manau, gynybos pramonės darbo vietos, kaip čia buvo minėta, sustiprins mūsų kraštą ir mūsų žmonių galimybės.